toliau pakviesime ant karštos kėdutės ekonomikos grupę. Taip, ekonomika turbūt yra viena tokia sudėtingesnė irgi temų, kadangi, kaip irgi betarpiškai visus mus liečia, tai ir mes ir pradėjom vardinti, kaip sakant, tą ekonomiką nuo tų minusų ir silpnybių, ką mes šiuo metu matom. Tai iš tiesų galvojam, kad šiuo momentu ekonomika, kalbant apie smulkų verslą ir jo, galima įvardinti taip, šiek tiek žlugdymą, žemės ūkio, smulkių visų, kaip sakant, gamintojų irgi per mažą galbūt paramą skiriama, kuri yra palyginus su stambiaisiais gamintojais. Taip pat manome, kad dabartinis PVM įstatymas, atsižvelgiant į tai, ant kiek jis yra diferencijuotai taikomas, tai yra per mažas yra to įstatymo diferencijavimas, jisai irgi turėtų būti peržiūrėtas. Manome, kad viena iš dabartinių Lietuvos silpnybių mokestinės sistemos ir ekonomikos yra neteisingas irgi pajamų apmokestinimas. Iš esmės yra iš vienos pusės kaip ir būtų lygiava, bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, įmonės, stambesnės įmonės, turinčias rimtesnius teisininkus, ekonominius ryšius, gali sau leisti nesumokėti dalies, kartais ir didesnės dalies pajamų, o mažos įmonės moka tikrai viską. Todėl manom, kad iš tikrųjų šitoj srityje tikrai turėtų įvykti esminių pakeitimų. Viena iš temų mūsų irgi svartytų buvo korupcinės schemos, kurios šitas skatinančios ES pinigų įsisavinimą. Aš manau, čia irgi niekam nebus paslaptis, kad toks reiškinys Lietuvos Respublikoje egzistuoja. Šiaip jau, kaip, sakykime taip, korupcija, kaip tokia egzistuojama visame pasaulyje, yra netgi išvedami valstybių pasauliniai reitingai korupcijos, tai norėtųsi, kad Lietuva tose reitinguose būtų kuo žemesnėj vietoj. Ir manau, kad tai iš tikrųjų galima tai padaryti. O vienas iš tų, kaip sakant, tokių dalykų, kas leidžia tos visus išvardinus dalykus, yra tai, kad Lietuvos centrinis bankas, Lietuvos nacionalinis bankas, kaip ir dabar neturi būtinų nacionalinio banko, negali vykdyti būtinų nacionalinio banko funkcijų, kadangi tas funkcijas yra perėmęs ES centrinis bankas. Ir pinigų, sakykime, emisijos kontrolė, monetarinė politika, visos tos temos yra, kaip sakant, jau už Lietuvos Respublikos jurisdikcijos ribų. Ir čia mes rašėm 6 tokį punktą, kad visas šitas silpnybės iš esmės sąlygoja įstatyminę bazę, taip pat įstatymų priemončių, įstatymus leidančių institucijų klaidos, taip įvardinom, taip pat, kad nėra, sakykime, iš mūsų organizuotojų, sakykime, referendumų praktikos ir visa kita. Mes padarėm tokį išvadą, kad yra iš tiesų Vyriausia rinkimų komisija pakankamai nekontroliuojama ir patys rinkimai kartais vyksta nepakankamai skaidriai. Iš įvardintų grėsmių, ką mes matom ekonominė prasme, tai yra šešėlinė ekonomika ir jos, kaip sakant, neskiriama dalis korupcija. Taip pat vienas iš tokių didesnių grėsmių yra tai, kad iš tikrųjų yra ekonominiai sprendimai yra politizuojami. Tai, sakykime, kaip vieną iš tų mes įvardinom, pavyzdžiui, kad yra sudaromas išskirtinės įdarbinimo sąlygos imigrantams. Taip pat yra vienas iš ekonomikos šitą trūkumų ir grėsmę mūsų valstybės ekonomikai yra kryptingas ekonomikos tai yra tokie sprendimai, kurie lemia ateityje ekonomikos krizės ir, sakykime, ekonomikos būsimus sunkumus. Viena iš didesnių grėsmių Lietuvoje taip pat tai yra demografinė situacija.
Tai yra tiek yra ir, sakykime, kažkiek priverstinė, kažkiek ne emigracija. Taip pat yra gimstamumo mažėjimas. Tai aišku irgi lemia iš esmės daugiau ekonominės sąlygos šitą. Viena iš didesnių irgi grėsmių yra tai, kad praktiškai nuo pat Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo pastoviai auga valstybės skola. Ir valstybės skolos augimas iš esmės yra sąlygotas tuo, kad mes kaip ir negalim įtakoti vyriausybės kažkokių tai sprendimų įstatymais, tai irgi nėra labai reglamentuota ir, sakykime, vietoj to, kad būtų, sakykime, kažkokiais tai būdais, pavyzdžiui, skolinamasi iš gyventojų pinigai arba galų gale netgi pinigai būtų valstybė turėtų galimybę skolintis nacionaliniam banke, paimti tas lėšas, mes esam priversti, vyriausybė yra priversta arba tai daro, skolinasi iš užsienio bankų, kur yra pakankamai dideli procentai ir tokiu būdu auga valstybės skola ir, kaip sakyti, kiekviena mūsų to pačiu įsiskolinimas, kuris jau yra matuojamas 10 000. Šitom visom problemam veikti mes matom tokias galimybės. Tai kaip vieną iš galimybių matome kaip savo vietinės valiutos ir nacionalinio banko atkūrimas. Tai yra tokia sistema iš principo egzistuoja, sakykime, taip pačiu imkim Vokietijoje yra klasterinė sistema, kur yra naudojamas vietinės tokios kaip virtualios valiutos atsiskaitimo sistemos, Skandinavija kaip būtų pavyzdys. Kita matome galimybė iš tiesų yra tranzito atnaujinimas, kuris vėlgi buvo politizuotas sprendimas ir dėl tranzito apribojama valstybės biudžetas taip pat labai neteko didelių pinigų sumų. Čia kaip galimybė, čia mes rašėm kaip atkurti ekonominius santykius su kaimynais. Tai iš tiesų tuos kaimynus mes matom įvardinam ne tik tai kaip betarpiški tie, kurie kaimynai yra, bet aš turiu omeny, kad mes bendrai plėtoti ekonominius ryšius tiek Europos, tiek principe pasauliniu mastu. Taip pat, kadangi yra pakankamai, kaip minėjau, yra didelė pakankamai lietuvių emigracija, tai vieną kaip punktų ir galimybę mes įvardinom kaip lietuvių emigrantų skatinimo sugrįžti atgal į Lietuvą. Žmonės išvažiavę į užsienį, užsidirba pinigų, jie iš tikrųjų sudaręs palankias sąlygas verslui, galėtų grįžti, galėtų, kaip sakant, palaikyti tėvynę ir manau, kad tai duotų labai pozityvų rezultatų. Taip pat kaip galimybė iš tikrųjų mes matom, jeigu turėtume mes geresnės ekonominės, palankesnės sąlygas, kaip atkurti ir skatinti turizmą. Iš Lietuvos stiprybių mes matom, kad yra teritorija ir teritorija mūsų to punktų yra didelis pliusas, kad yra tokia, kaip sakyti, Lietuva yra tokia vieta, kur yra tarp rytų, vakarų, šiaurės, pietų ir iš tikrųjų mes, kaip sakyti, galim tą savo geografinę situaciją išnaudoti. Turime jūrą, čia dabar visai neseniai buvo pranešta, kad Lietuvos laivyno reitingai yra labai smarkiai pakilę ir šitą, kaip sakyti, kad liečia visą tą situaciją. Teritorija yra ne vien tik tai galų gale žemės ūkis arba grinai teritorija, bet yra ir resursai joje esantis. Tai Lietuva yra viena iš pirmaujančių šalių pagal gėlo vandens atsargas. Iš tikrųjų mes tos situacijas tiek valstybinių, tiek sakykime, ekonominių privačių mastų neišnaudojam. Tai yra tikrai didelės to galimybės būtų. Pakankamai derlingos žemės Lietuvos. Žemės ūkis galėtų taip pat rodyti geresnius rezultatus, tik tai reikėtų tam sudaryti tinkamas sąlygas. Ir iš principo kaip Lietuvos stiprybė mes įvardiname, kad mes lietuviai esam pakankamai darbštus, protingi ir jei mums būtų netrukdoma, mes tikrai galėtumėm pasirodyti kur kas geriau. Ačiū. Taip, prašau, klausimai.
pridėti prie to, galiu. Taip, papildyti, norėjau, dėl migrantų, pavyzdžiui, taip, dėl migrantų, mes turim žmogų, kuris grįžo prieš 2 metus iš migracijos ir jinai pasakoja, kad įmanoma ir lietuviai norėtų grįžti į Lietuvą. Europos pinigai yra tų ūkininkų labai maža tą pasiek. Visų pirma, visas instancijas apie, kas balieka atiduoda ūkininkam. Ūkininko lieka įsipareigojimą, visi kiti išsidaliai pinigus. Aš manau, kad galėtų ūkininkas didesnį paramą gauti. To daleiskim, kad ir palėvėina kitas rytį, nes kad būtų mažesnį tų prisisteigusi erkių, pasakys teisėjai. Jo. Ne, tai sakau, čia papras dalyks. Jeigu aš savo pinigus darau, aš padaryčiau už 1000 eurų, jeigu palei eurų pinis, mane kainuotų 2500. Nes, tai čia, ką pavyzdį duod. Nes tu tos pinigus turi parodyti visko oficialiai. Nes ir koks ir pasakyms, kad ir čia kažkas pasakė, kad techniks pirkims pasako, jeigu už grynus pinigus paims, pirksim, mes atiduosim už tokį kainą. Jeigu europinis, 3-4 tūkstantai brangiau. Tokie dalykai ir. Ir ką galėtų ūkininkas gauti žymiai didesnį paramą. O taip jis padaryti tokį sistemą. Gintaras. Ačiū. Gintas ar Gintaras? Gintaras, ačiū Gintarui. Ačiū. Edvardai, jūsų grupė tikrai labai puikiai padirbėjo. Ir matosi, kad jūs nusimano šitoje srity, bet mes visi puikiai matome ir kurie šiek tiek pasidomim, kad sąmoningai Lietuva yra vedama į bankrotą ir labai apmaudu, nežinia, jeigu mes ir toliau taip tylėsim, įdomu, ką mes čia beturėsim. Tikriausiai vien skolas ir kokia ta pabaiga bus neaišku. Bet tam, kad išgyventi, reikia judėti. Dėl to man rūpi ne vien Lietuva, man rūpi dar ir pats Šiaulių kraštas, Šiauliai. Kadangi aš žinau, kad tu savivaldybėje ten susukinėjasi, o tarp mūsų savivaldybės tijūnai, ar kaip juos reikia pavadinti, tie, kurie gerai tarnauja įstatymam, bet ne žmonėm, tai aš galvoju, kad tu ten iš arti viską matai ir galėtum pasakyti, kokiu būdu mes galėtume čia šiek tiek pasispardyti, kad mūsų visai nesuvystytų. Tai imk, išrėžk, ką nors patark mums. Ačiū. Gerai, dėkuoju. Kadangi mes esam čia kaip visuomenės atstovai, dabar po balandžio 1 dienos įsigalėjo savivaldos įstatymo 22 straipsnio nauja redakcija. Ir tuo straipsnio 3 punkte yra įvardinta, kad kiekvienos savivaldybės darbe turi teisę komisijose turi teisę dalyvauti, sakykime, kaip visuomenės atstovai, bendruomenio atstovai, organizacijų atstovai, seniūnaičiai ir panašiai. Šiuo metu iš tikrųjų didesnė dalis savivaldybių pasinaudoja šitą naują įstatymo redakciją ir eliminavo iš visų tų etikos, būtent iš etikos, iš privalomų komisijų, etikos ir antikorupcinių komisijų eliminavo visuomenės atstovus. Ir dabar šitų komisijų sudėtis yra sudaryta iš tų pačių tarybos narių. Faktiškai matot, iš tikrųjų situacija kažkiek absurdiška. Tarybos nariai kontroliuos patys save. Ankstesnė įstatymo redakcija buvo, kad trečdalį tų komisijų narių sudarydavo visuomenės atstovai, o dabartinė įstatymo redakcija skamba taip, kad komisijų nariais gali būti, tai yra neprivaloma, kaip buvo ankstesnėje redakcijai. Ir atsižvelgiant iš tikrųjų į tuos skandalus, kurios buvo su savivaldybėm, tai yra būtent apie, visi turbūt puikiai prisimenat šitos visus kanceliarinius išmokas, tai suprantat, faktiškai gaunasi taip, kad piliečių kontrolė valstybiniam savivaldybės institucijom yra sąmoningai silpninama. Ir aš manau, kad dabar kalbant apie būtent šitas komisijas, o tai Lietuvos mastu vis tik tai dauguma savivaldybių pasinaudoja to įstatymo, spraga pavadinkim taip, manau, kad visuomenė turėtų atstatyti kontrolę ir turėti savo
atstovus kiekvienos savivaldybės etikos ir antikorupcijos komisijose. Nu, čia tu mano nuomonė, nežinau, ir tai pritarsit. Ačiū. Dar vienas klausimas. Aš noriu labai pasisakyti, kad buvo tolimas kelias. Tai, žodžiu, teisingumas kiekvienoje srityje reikalingas ir švietime, ir ekonomikai, ir gydyme, ir taip toliau. Ir kad pasiekti rezultatą, prieisim prie to, kad reikalinga pilietinė vienybė, bet pas mus jokios pilietinės vienybės nieks neorganizuoja, valdo nusikalstamos partijos, gerai žinomas ten sisteminės, ir kad organizuoti visuotinę vienybę nepavyksta tos diskusijos padaryti. Pavyzdžiui, aš iš Kupiškės nusikalstamą sistemą aš ten prieštarauju, bet nėra tokios grupelės, kad suorganizuoti ten žmonės įskaldyti tas partijas. Tai, pavyzdžiui, Lietuvoje buvo tas gėjų eisenas gal bent 5, bet už teisingumą, kad už visuotinę gerovę, už mediciną ir taip toliau, ta pilietinis toks, nors 5 žmonės ateitų su vėliavom ir ten su Lietuvos ir praeitų, nors ten net to nebuvo suorganizuota, net va čia norėjau, čia praeitą kartą pakalbėti, tokia, sakau, padarom istorinę diskusiją, tas Vaišvila nusimailina, nenorėjo, ten vienas ten pasisakiau, bet vat, kad žmonių tą organizuoti visuotinę, tą pilietinę vienybę, tas nepavyksta. Ir kol kas mes čia tuščiai kalbam, va čia tas reikia, taigi žmonės ir taip supranta, kas teisinga, kas neteisinga, elementaru, ten apie gydymas įstaigas, kas blogai, kas negerai. Mes visi šitą žinom, bet mums reikia pilietinės vienybės, kad mes galėtumėm pasipriešinti tai sistemai, bet kodėl nieks nenori tą organizuoti. Va čia tą aktą suorganizavom su Tauru, tą padariau, tai galim patobulinti. Bet nesuprantu aš šitą dalyką, kodėl žmonės nenori Lietuvos. Taigi gyvenam neramiu laiku ir, pavyzdžiui, tas Dryžis sakė, atsimenat, čia kalbėjo, čia karą, kad nebūtų. Bet jis irgi apie pilietinę vienybę vengia. Aš jam paskambinau, sakau, tai parašyk savo, nu tai tu parašyk kažką, tai ką man Lietuva vienam reikalinga, tai reiškia niekam neįdomi ta Lietuvos ateitis, ar reiškia pasipriešint karui galim tik tai per pilietinę vienybę. Tai va, tai žmonės pagalvokit, kodėl jūs nenorit pilietinės vienybės. Ačiū. Ačiū Virginijui. Vidutė. Aš truputėlį noriu kai ką pareabilituoti ir paprieštarauti. Aš nežinau, kodėl lietuviai tokie keisti žmonės. Jie visą laiką nori, kad kiti už juos darytų. Vaišvila darytų, kitas vėl darytų, o pats ponas ne vien tik akmenį turit padaryti, bet ir tą akmenį nešti po kaklu. Va. O mes va gerbiam jūsų darbą, o jūs spjaudotės kaip kupranugaris. Tai va, brangieji, pirmiausia reikia atsisukti save, pasižiūrėti, ką jau prakakojom ir ką turim, prikalti save pirmiausia prie sienos ir pagalvoti, ką tu gali. Ir ne vien tik tai vienu darbu, o kasdieną atsikėlus galvoti, aš gyvenu Lietuvoje. Ką aš galiu tyliai, ramiai padaryti be jokių karūnų. Taip kaip daro Nendrė, kaip daro Vaišvila, kaip daro kiti žmonės atėjo, darė. Ir visus laukiam su meile ir vis tikimės viltingai. Va čia toks moralas. Baikim kaip kupranugariai spjaudytis, o darykim, nes jau nieko nebeturim. Kad išeiti iš to liūno, jūsų nuomonė, 3 pagrindiniai žingsniai ir priemonės tai to įvykdymui. Kokias? Ką jūs darytumėt? Tai principė, iš tikrųjų, tipo, jeigu dabar kaip mano, nu, kaip mes ir grupiai tą apsvarstėm, bet iš tiesų yra toks esminis skirtumas, sakykime, tarp išsivyščiusių demokratinių valstybių, tokios kaip, pavyzdžiui, yra Jungtinės Amerikos valstybės ir Lietuvos. Jungtinių valstybių valstybės biudžetą, mokestinį, ta prasme, 86-93% sumoka korporacijos. Tai, ta prasme,
organizacijos, firmos turinčios didelės pajamas, jos iš esmės visą biudžetą ir sumoka, visus tos milijardus į biudžetą. Pas mus, mes čia kažkada skaičiavom, išėjo taip, kad Lietuvos biudžetas virš 80% sudarytas iš fizinių pajamų mokesčių, tai GPM, PVM, sodros mokesčių. Tai aš neįsivaizduoju iš tiesų, kaip mes iš tiesų iki šiol dar gyvenam, turėdami tokią mokestinę struktūrą ir tokį biudžetą. Ir iš tiesų, jeigu mes norime pradėti gerai gyventi, vienas iš pirmų tokių būtų punktų, ką mes turim padaryti, tai yra būtent užtikrinti, kad visos verslo struktūros, pajamų gavėjai mokėtų mokesčius taip, kaip yra reglamentuota pagal įstatymą. Tai yra iš principo šešėlinė ekonomika, jinai yra, kaip sakant, didelis kryžius ir viena iš kaip pirma grėsmė, kuri buvo mūsų įvardinta. Antras punktas iš tiesų nereiškia, kad dideli mokesčiai nereiškia, kad bus didelis biudžetas. Pertekliniai, sakykime, mokesčiai, kurie yra, jie iš tikrųjų mažina kaip tik tą biudžetą pajamą. Ir iš dalies, sakyčiau, sumažinus mokesčius, tas biudžetas tikrai nesumažėtų ir netgi galbūt ir padidėtų, nes tą viską irgi rodo pasaulinė praktika. Ir trečias galbūt punktas, vis dėlto mes turėtumėm pasistengti, kad mūsų ekonomika būtų konkurencinga. Po nepriklausomybės atkūrimo iš tikrųjų buvo labai smarkiai daug juokiamas iš planinės ekonomikos, bet be planavimo nėra iš viso jokios ekonomikos, niekur pasaulyje. Visas korporacijos, visi verslo subjektai, viskas yra planuojama. Ir iš tikrųjų mes turim planuoti ne 5, ne 10 metų, o 20 ir 30 metų. Imkime, sakykime, prieš krizę buvo kuriama Lietuvos strategija, ten dar Kubiliaus vyriausybė kuria, bet, sakykime, paskui atėjus kriziai buvo atsisakyta ją sukurti iki galo, entuziastai pabaigė kurti, ta strategija sudaro 1300 lapų, bet jūs man pasakykite, ar kas nors ją pasinaudoja, ar kas nors ją matė ir ar kas nors ją laikėsi. O mes iš esmės nuo 2007 metų praradom kiek metų. Toks būtų mano atsakymas. Ačiū. Ačiū. Aš nežinau, ar mano pasisakymas laiku ar ne, nes tai būtų ir į tos 3 klausimus atsakymas ir atsakymas, ką daryti ateityje. Dar neišklausius kitų. Taigi, noriu pasinaudoti Amerikos prezidentų žodžiais. Ne pažodžiui aš atsimenu, bet Lysiejinė fest, Lietuva pirmiausia, jam įsprūdo šiek tiek kitaip, tada pasakė, kad Amerika pirmiausia. Bet mintis tai aiškiai, kad Lietuva pirmiausia turi būti minty, vienas dalykas. Antras, nežiūrėk, ką tau davė Amerika. Žiūrėk, ką tu gali duoti Lietuvai. Taip. Ir kaip visą tą įspręsti, tai, man atrodo, pirmas dalykas, reikėtų pradėti nuo to, ką mes galim padaryti, tai yra pasinaudoti 2 Konstitucijos straipsnių. Lietuvos valstybė kūrė tauta, suverenitetas priklauso tautai. O kas tautai iš to? Ogi nieko. Tai reikėtų kažkaip tai papildyti 2 Konstitucijos straipsnį, kad valstybė tautai užtikrina jos gyvybingumą, išlikimą ir gerovę. Šitą dalyką padaryti labai paprasta, jeigu net ir dabartinio Seimo 36 seimūnai pateiktų tokį pasiūlymą. Jeigu tas pasiūlymas būtų pateiktas, tada turėtų įvykti referendumas. Nereikia 300 000 parašų, užtenka 36 seimūnų. Ačiū Vytautui. Padėkokime tada. Taip, dar vienas klausimas, labai šaunu. Gerbiamas Edvardai, vėlgi sakau, labai puikiai, norai geri, svajonės geros,
esame okupuoti 30 metų, biški mažiau, nuo 2004 metų, reiškia, realiai okupuoti. Ir okupacijos sąlygom, kada stambusios kompanijas diktuoja mums sąlygos, reiškia, kada visa žiniasklaida nupirkta, pinigai bankų neturim, reiškia, valstybės neturim, teritorijas neturim, politikų neturim, o turim spec struktūros, kuris dirba vakarams, NATO, reiškia, dirba vakarams, kurie tikslas yra globalistų, reiškia, naujos pasaulio tvarkos įkūrimas, kurie kalba dabar atvirai apie tai, kad reikia sunaikinti rases, sunaikinti tautą, sunaikinti, reiškia, valstybę, sunaikinti šeimos vertybės, sunaikinti smulkų vidutinį verslą ir sunaikinti žmonės apie 20%. Ar įmanoma tokiom sąlygom ir dar karo, reiškia, išvakarėse įgyvendinti visą tai? Ir ar įmanoma aplamai, reiškia, demokratinių kelių, rinkiminių kelių tai įgyvendinti? Tada norėčiau šiek tiek 5 kokias minutės, paskui stabdykit mane. Dalykas toks yra. Svajonės, ką čia vadovas svajojate, yra gerai. Prieš rinkiminį, reiškia, programą, kad laimėti rinkimus yra liuks. Viskas yra gražu. Bet sakau, ko jūs skirsitės nuo kitų partijų? Absoliučiai nieko. Ką reikia daryti, kad norint, reiškia, pakeisti, reiškia, sistemą, tiksliau, ką reikia padaryti, kad, reiškia, visi tie mūsų norai būtų įgyvendinti. Pirmas dalykas, reiškia, keisti sistemą. Visų blogybių, reiškia, ašis yra būtent, reiškia, liberal-kapitalistinė, tiksliau, postkapitalistinė sistema, kurios tikslas yra, reiškia, ką aš įvardinu į tos punktus, ką reiškia, kuris paskutinis yra sunaikinti aplamai žmonė, 90% žmonių. Kaip su to kovoti, kaip sako, tarsi visų dalykų? Yra keli būdai. Vienas yra karinis būdas, reiškia, kraujo, ginklo pagalba, reiškia, tai padaryti. Aš tai pamėginau, 2 kartus kalėjime praleidau po pusę metų nepriklausomybei. Kitas kelias yra nesmurtinio pasipriešinimo. Ką darė Gandis, ką daro daugybė pasaulio tautų ir valstybių. Vienas iš būdų, reiškia, pats efektyviausias, trumpiausias, mažiausiai kraujo, reiškia, reikalaujantis būdas. Bet yra garantija, kad galima įsikovoti. Arba iškovosi, arba, reiškia, ne. Norint, kad, reiškia, švietimo sistema, reiškia, iš tikrųjų dirbtų tautai, kad būtų nemokama, kad būtų, reiškia, prieinamas gydymas, kad gydytojai nežudytų, o iš tikrųjų padėtų žmogui, reikalinga, kad šitie žmonės, reiškia, pedagogai ir tėvai vieningai stotų ir iš įsivadavimo kovą. Jūs labai gerai pasakėt, kad reikia to daryti, tai mes to darom. Ar jūs nepastebėjot, kaip mes neturim ideologijos 10 punktų. Mes jau to darom, kaip sniego rutulys, tu jau pradėjai sukti ir jis kuo daugiau pririnka žmonių, kuo daugiau pasidaro darbuotojų, kurie sieks to tikslo. Taip. Žilvinas visada mėgsta radikaliai, bet labai šiaip laiku ir vietoj. Ne, šiaip laiku ir vietoj. Tai tik tai patvirtinu, kad mes į ES nesame įstoję. Nežinau, koks čia buvo gudrus planas, bet iš tiesų visos gautos europinės lėšos tada gali būti labai lengvai nurašytos, nes mes pagal faktą neįstoję. Jo, ir tegu žalą tada sukompensuoja tie, kurie pasirašė, bet pagal faktą, pagal teisinį faktą mes nesame įstoję ir tai yra gerai, nes reikia panaudoti tada visas gaunamas lėšas. Palauk. Ir šiaip kalbant apie tai, kaip reikėtų su to kovoti, mes savo iniciatyviniai grupiai kalbėjome, kad galbūt laikas atėjo dar vienam referendumui. Ir galbūt, kadangi Lietuvos Respublikos konstitucijoje yra pirmam straipsnį numatyta valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, galbūt laikas yra įtvirtinti žodį neutrali. Ir jeigu mes sutiktumėm su to klausimu, kad Lietuvos Respublika yra neutrali, tai galbūt tai būtų toksai kaip ir sprendinys, kuris leistų mums išspręsti visus susijusius klausimus tiek su ES, tiek su NATO klausimais. Galbūt pakėlus šį klausimą, neutralumo klausimą, iškeliant jį iki referendumo, bet aišku, tai yra pakankamai sudėtingas klausimas, nes vėlgi reikia surinkti 300 000 parašų tam, kad išeitumėm į referendumą. Tai galbūt šis neutralumo klausimas galbūt taptų aktualus karo akivaizdoje, kada mamos, tokios kaip aš, auginančios 17-18 metų jaunimą, tikrai supranta, kad, nenori karo ir nelabai nori išleisti savo vaikus į karą. Ir gal tai būtų vienijantis veiksnys ir tie, kurie už Ukrainą, ir prieš Ukrainą, ir už paramą, ir prieš paramą.
Tai mes ieškom šio algoritmo. Nežinom, ar esam pribrendę Konstitucijos 1 straipsnio pakeitimui, pridedant žodį neutrali. Dar nori replikuoti Razminas ir... Auksiniai žodžiai, pirmą kartą su jumis sutinku. Ir matot, koks dalykas yra. Pilnas pavadinimas, aš manau, turėtų būti, reiškia, nepriklausoma, neutrali, socialiai orientuota Lietuva. Ačiū. Neutralumo laikosi Šveicarija ir jeigu mes norime gyventi taip turtingai kaip šveicarai, tai turbūt reikėtų jų pavyzdį žiūrėti, reikėtų japonus turbūt žiūrėti ir panašius dalykus, taip skandinavus sektorių ir panašiai. Tai norim padėkoti ekonomikos grupiai. Ačiū. Edvardas Šiauliai. Žiliona. Šventoji. Vladislav Vilnius. Tatjana Vilnius. Sandra Panevėžys. Vytautas iš Vilniaus. Gintaras iš Rietavo. Labai aktyviai. Ačiū labai ir sekantis švietimo seimelis. Švietimo seimelis yra kviečiamas. Ant karštų kėdučių jos tikrai tapo labai karštos nuo saulės, bet labai kviečiame. Tai Virginijus Akmens šito, kur matot pilietinės vienybės aktas autorius, jis dabar išvažiuoja, atsiprašo, tai jeigu norit nuotrauką, galit pasidaryti. Ar... Labai trumpai aš noriu pasisakyti, vat visa žmonija, ne tik Lietuva, pajungti ant to principo naudai ir pinigams. Tai aš tokia, kad pasipriešintai, sako, negalima pasipriešintai, sukūriau tokią išraišką. Eik, kur gėris ir tiesa, ten laimėsi visada, o eisi, kur nauda ir pinigai, laimėsi laikinai. Tad naudos ir pinigų siek su gėriu, grožiu, tiesa ir meilė. Tai teisingiausia ir išraiškingiausia išraiška žmonijos istorija skirta gimnazistams. Aš prie savo dirbtų iškaliau ten dėl akmenų ir šitą neatsiprašau dėl studentų, dėl gimnazistų ir dėl visų žmonių, kurie už teisingumą, už gėrį, už vienybę. Ačiū už dėmesį. Ačiū Virginijui. Virginijus išvyksta, padėkokim jam. Viso geriausio.